fizinis aktyvumas. Turim tą dalyką išlaikyti. Ką mums tai užtikrina? Gerą kraujagyslių, geresnę sveikatą, širdies ar ne? O erekcija yra labai susijusi su šito dalyku. Labai svarbu mūsų kraujagyslių, širdies būklė. Jeigu mes tuo dalyku nesirūpinam, tai automatiškai, kaip ir koks automobilis, dėja, tie gedimai daug anksčiau išlenda ir daug rimtesni. Tai visą laiką sakau pacientam, kad 2-3 kartai per savaitę jūs turite rasti savo mylimą veiklą, kažkokią sportuoti, judėti. Kitaip tai bus blogai. Iš esmės, visos epidemiologinės studijos žmonės, kurie neturi pastovaus fizinio aktyvumo, jie žymiai anksčiau susiduria su erektilinė disfunkcija, tai yra apie 10 metų paankstėja tos problemos. Negu taip. Tai... O jeigu, čia mes apie senyvus žmonės, bet jeigu, pavyzdžiui, imtume jaunesnius, kuriems yra ten 25-45, imkim tokį tarpą, būtent kur nuo jauniausio iki to tokio vyresnio, bet jeigu jis yra, tarkim, fiziškai neaktyvus, ar jau galima pastebėti neigiamų kažkokių tai pasiekmių erekcijai, ar jos dar nėra pastebimas ir jis gali to išvengti ir sakyti, ką čia šitas daktaras šneka, normaliai turiu plus 20 kg, nesportuoju, viską normaliai, draugužis mano susitvarko. Ok, tai kalbant apie kada pasireiškia tos problemos, nuo to reiktų pradėti, kad ta erektilinė disfunkcija jau gali pasireikšti ir 20-mečių. Nereikia galvoti, kad tos problemos taip vėlai ateina. Tiek, kad tokiam jaunam amžiui dažnai būna ir tas psichologinis faktorius, kažkoks performanso jaudulys, dar kažkas pakiša koją, bet lygiai taip pat gali pradėti gana anksti lysti ir sveikatos problemos, nes, pastebėta įgimtos širdies kažkokios patologijos, cukrinis diabetas, viršsvoris rimtas, lygiai taip pat gali labai paankstinti šitas problemas. Tai gali būti tiek psichologiniai, bet tada jau dažnai prisideda ir organiniai dalykai, hormonų balanso sutrikimai, esant nutukimui apskritai nustatoma dažniausiai žymiai didesnės ir estrogenų koncentracijos pas vyrus, kas automatiškai neprisideda prie geros šitos funkcijos. Ir kuo mes tos geresnius pamatus padedam, tuo mes daugiau šansų turim, kad ilgiau išlaikysim tą funkciją. O pavyzdžiui, jūs kalbate apie tą erekcijos sutrikimą. Tai čia aš įsivaizduoju yra turbūt 2 kategorijos. Aš šiek tiek spekuliuoju, jūs mane pataisykite. Tai viena yra, pavyzdžiui, kur tiesiog nesusijaudina vyras ir negali to padaryti, arba, pavyzdžiui, susijaudina, bet greitai erekcija dingsta. Ką abiem atvejais ir skirtumas yra, ką daryti, ar viskas susideda į tai, ką jūs jau išvardinote? Taip, tai sakykime, ta erektilinė disfunkcija apima gana daug sutrikimų, kas tas gali būti. Vienas dalykas, tai prie to dažnai priskiriama yra, pavyzdžiui, lytinio potraukio sumažėjimas, libido sumažėjimas, ar ne? O kas yra libido? Apskritai potraukis, kiek mes norim to lytinio artumo, sakykime, suartėjimo. Gerai, o jeigu tada imsime kokią nors normą, kiek jo turėtų būti, kad žmogus suprastų, ar jo libido mažėja, ar jis yra... Anksčiau labai buvo linkę tiek mokslininkai, tiek žmonės prisirišti prie kažkokio skaičiaus. Jeigu aš tą skaičių įgyvendinu, reiškia viskas ok. Jeigu neįgyvendinu, reiškia aš kažkoks jau sutrikęs esu, ar ne? Bet ką rodo dabartinės studijos, kad iš esmės, kas žmogui netrukdo funkcionuoti kasdien, tai yra jau kaip ir normalu. Jeigu tam žmogui reikia lytinio akto 2 kartus per mėnesį, čia nėra kažkokia patologija. Jeigu jam reikia 2 kartus per savaitę, o gal reikia ir kasdien, ar nesakykime, tai irgi taip pat normos variantas, tai tos normos ribos labai plačios. Kada mums pradeda trukdyti, sakykime, arba vertinam kaip problemą, jeigu tai žmogui trukdo funkcionuoti, pavyzdžiui, sėdi darbe ir jis net negali susikaupti, jis jau galvoja, jau planuoja, kaip čia grįšiu, čia savo moterį užpulsiu ir panašiai, ar ten partnerį, ar nesakykime. Ir jis jau net negali susikaupti kasdieniai veiklai, tai dažniausiai tai išbalansuoja. Čia lygiai taip pat ir kalbant apie kokią masturbaciją priklausomybę. Jeigu tu nebegali to atsijoti nuo savo eilinės, sakykime, dienotvarkės, tau tas trukdo, tai jau tikėtina, tai jau yra problema ir ją reikėtų spręsti. Bet tai išeina taip, kad jeigu, pavyzdžiui, aš vakare jau gulėdama šalia savo partnerės sunkiai užmiegu ir pradedu galvoti arba jaudintis, tai reiškia, kad jau man yra trūkumas. Ir ką tokiu atveju daryti, jeigu, pavyzdžiui, antra pusė nenori tiek pat, kiek vyras? Ar yra skirtumai tarp vyrų ir moterų, pavyzdžiui, kaip einant metams keičiasi jų poreikis seksualinis? Ar jisai vienodai išlieka toks pat, arba, pavyzdžiui, kaip mes kalbėjom, kad vyrų poreikis gali išlikti iki 80 metų, o moterų jisai, įskaitant menopauzės ir taip toliau, ar jisai mažėja, ar atvirkščiai didėja, kad tas suderinamumas būtų? Jo, tai to potraukio lytinio abiejų lyčių, sakykime, bėgant amžiui, skirtumai yra gana tokie išreikšti, sakykime, dideli, ar ne?
Dažniausiai jauni vyrai, na tai ką mes tai laikom, 20-30 metų, testosteronas tiesiog semia ausis aukštas, visa kita, potraukis bus didžiulis, norėsis to lytinio akto dažnai ir, sakykime, iki tokio lygio moteris dažniausiai negali net prilygti, sakykime, tas skirtumas, jeigu vyras gali galvoti apie lytinį aktą pačiam tam pikė testosterono, sakykime, vos ne kas 10-15 minučių, ar ne? Oho. Tai moteris tikrai šito pasigirti dažniausiai negali. Tai šitas dalykas pradeda šiek tiek keistis dažniausiai, kad kažkur ties 40 metų, kaip rodo psichologinė tokia, sakykime, atliktos epidemiologinės statistikos vyrų, tada dažniausiai fokusas jau gerokai sumažėja tam lytiniui gyvenimui, o moterų atvirkščiai, tarsi jau dažniausiai, na ir paauginus vaikus, atsiradus daugiau tos laisvės laiko, ar ne, sakykime, ties 40, toks jau atsiranda vos ne vėl, sakykime, kažkokių naujų eksperimentų, išbandymo tas troškimas ir vėl tos kreivės tarsi persidengia, vyrų gali važiuoti žemyn, bet irgi tai priklauso, sakykime, tų sveikų santykių, ar turi, sakykime, kažkokia bendra, sakykime, ir pora tą viziją, ar tie dalykai užveda, patinka. Ar jie išdrįsta eksperimentuoti, ar ne atnaujinti tą lytinį gyvenimą, nes tas dažnai yra, kad nenori tą monotoniją įsisuka į santykius ir tu turi pradėti galvoti, kaip vėl tą ugnelę užkurti. Ir, sakykime, žmonės dažnai apie 40 tą dalyką atranda ir mes vėl turim palaipsnį kilimą. Tada, aišku, dažnai ateina jau, sakykime, toks, ypač moterų amžiuje, menopauzės laikotarpis, sakykime, apie 50. Tai tas dažnai būna tokia ganėtinai to lytinio potraukio krizė šitoj vietoje, bet tai būna ir psichologiniai, ir fiziologiniai dalykai, kas gali prisidėti, ir ten makšties sausumas moteriai, sakykime, kas kelia daug problemų, ar ne. Ir va šitoj vietoje dažnai būna tokia duobė, su kuria dažnai poros irgi turi bandyti susitvarkyti šitą, spręsti, sakykime, su specialistais, hormoninė pagalba, jeigu yra tai galimybė, ir panašiai estrogenų vartojimas, sakykime, pagalbinių priemonių, lubrikantų, dar kažko, sakykime, kad šitą dalyką apeit, ar ne, sakykime, ir vėl gal išeitų tą dalyką taisyti. O jeigu grįžtume dar prie lytinio disfunkcijos ir erekcijos disfunkcijos, būtent tas faktorius, kai būna susijaudina vyras, taip, bet susijaudinimas greit praeina. Ką tokiu atveju daryti, kad tu susijaudinimą prailginti? Na, tiesiog įvardinant tiesiai šviesiai žodžiais, jeigu penis stovi, bet jisai suminkštėja ir, tarkim, negali pilnai atlikti lytinio akto. Tai ką tokiu momentu vyrui daryti ir kaip tą sutrikimą taisyti? Ok, tai šitas dalykas, kad irgi vyrai sako, lyg susijaudinu, viskas ok, jau čia pradedam kažką daryti ir ta varpa lyg suminkštėja. Dažnai pastebiu, tai vyrai ir pastebi tą dalyką, kad jinai minkštesnė, pradeda galvoti, fokusuotis, tarsi įsitempti, bando išlaikyti tą erekciją ir gaunas toks net atvirkštinis efektas, kad dar labiau numuša tą erekciją, sakykime. Stresas. Jo, stresas. Stresas yra erekcijos žudikas. Čia visi dėl šito dalyko sutarė. Tai jeigu žmogus stresuoja, neatsipalaiduoja, jaučia įtampą, ar dėl pačios tos varpos, sakykime, erekcijos kokybės, ar dėl kažkokių kitų gyvenimo stresorių, ten darbas, problemos, ar ne, emociniai dalykai. Visi tie dalykai gali susidėti ir prisidėti prie to, kad mums aktyvinama ne ta, sakykime, nervinės sistemos dalis, kuri pagerintų tą erekciją, atvirkščiai, kuri blokuoja ir mums automatiškai ta varpa suglemba vieną kartą, antrą kartą ir jau tai tampa jau tokia gilesnė problema, atsiranda dažniausiai ir kažkokie pasitikėjimo dalykai. Nes čia tarsi vyrai dažniausiai taip apibūdina, kaip, užmiršau kaip dviračių važiuoti, sako, mokėjau mintį, važiavau, tekš nebeišeina, tą ką aš darydavau, atrodytų metus, ar ne? Tai šitą dalyką, jeigu norim koreguoti, vėlgi grįžtam prie tų visų pagrindų. Sportuojam, reguliuojam svorį, nerūkom. 3 taisyklės. 3 kertiniai dalykai. Rūkimas? Taip, visi šitie dalykai, jie yra tokie kertiniai, kurie labai kenkia erekcija, jeigu mes jūs, kaip sakant, piknaudžiaujam arba neišlaikom svorio, neišlaikom aktyvumo, rūkom, nes rūkimas automatiškai ir tas visas ir nikotino vartojimas, vazokonstrikcija, tai yra kraujagyslių susitraukimas skatina. Tai automatiškai kenkia, visi kraujagyslių chirurgai man pritars, kad pagrindinis dalykas, kas kenkia kraujagyslėm ir jų seneliam, tai yra rūkimas. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.